Labas rytelis. Turim va tokį vaizdą. 9 dienos. Giedra. Nu, nėra giedra, bet šviesu. Šiandien turi 112 km, 2000 metrų sukilimą. Palinkėkit man sėkmės. Nu, negaliu patikėti. Saulė lenda. Saulytė lenda. Dabar jau priemestis. Išvažiavau iš Rezovo, prasidėjo biškiau kalniukai. Išsikau į pagrindinę kelią. Iškart va toks. 6,5 jau. Įkapoju dabar. Pasilgau aš tų kalnų. Bet vos negučia čia kiek jau yra. Šunės loja vėl. Yra reikaliukų jau. Jau matau, kad išvažiuosiu iš plentą. Važiuosiu kažkokiais kakais. Žodžiu, tai su žmona sutarėm, kad jeigu bus blogai ir nebus pravažiuojama, tai šoksiu plentą. Tada baigsiu plentą. Op. O kurva. Tai pirmą kalvą failed. Dar neužkilau tą kalvą. Jau debesyse slepiuosi. Šiandien kalną užmyniau. Turėjau 185 vertikalaus. Žymiai smagiau, nesvarbu, kad čia laukai, bet mini kalną, kočiuoji šiltą, man net karšta jau. Žiauriai nejauku, kai atvažiuoji iš galą, mašina girdi, kad atvažiuoji ir iš priekio atvažiuoji ir toks posūkis. Mano greitis į tą kalną minam tarp 12-15, nu toks bled nejasnas reikalas, žiauriai baisu. Nes bijai, kad įsubiniai lieks arba pradės lenkt prieš šaklą vietą ir karočią visiems žopa bus. Tai čia su lenkais neimsi dėl šito. Tai dėl to kažkaip labai ir vengiu šitų kaimų kelelių asfaltuoto, nes barazumų pilna. O šiaip tik ką žinau, saulė lent, svarbiausia saulė lent. 800 PM aukščiausia zona šiandien bus. Virš jūros lygė. Nepasiėmiau narą kostiumą. Kaip aš nardysiu po to sniegą vėl. Kas smagiai. Kol kas labai patinka. Kol kas vaibas yra 3000. Pati geriausia kol kas diena. Pats geriausias ryts. Pamesti, kur man čia važiuoti. Man čia. Vėl į Šūduvą kažkokie važiuoju. Ar ne čia man? Tad saulė lenda. Eikit savo, hebra, jūs neįsivaizduojat. Pochui čia tas purvs. Lečia, su grandinė tai problemų turiu dabar. Ta prasme, turėjau važiuoti. Bet ten kelią kurva nevažiuoju į Slovakiją. Štoli. Net galėtų matyti, kur sustinkam ir kur va aš esu. Opa! Tai šikmat, ką reiks leisti dabar ką į apačią. Turim saulytę. Ten sukti į dešinę. Ai, nachu, sakau, nevažiuosiu šitą dešinę. Vėl išlindau į kažkokį žvirkeliuką. Žodžiu, noriu vasariškai jau apsirengti. Supratau, kad šiandien skipinsiu mišką, nes va dabar lauku važiuoju. Į kalną kylo, viskas žliaugia. Tai šiandien bus plentų. Kalnų papėdė. Paskui vėl nusileisiu į taip kokį ankats pakainiai nesidarydams, nu tas nesidarydams. Ką čia daugiau be pridursiu, va, važiuojam tokie vaizdai. Bet jūs čia gražiai gyvenat, aš labai norėčiau šiaip pasikeisti jumis. Iš Kakulovkos kažkokios išvažiuoju. Mašiną atvažiuoju, šalutinė, nestabdžius padlą. Turiu 14 ir 3 vidutinį. O aš nuvažiuosiu prie jūros. Nuvažiavus gal kokį 10-15 km irgi va tokie. Bet čia nefiga ne nuo kalną, figa į kalną. Nušaliau Jėzus su Marija. Šalta. Nu, blėt, kiek sniego čia. Tai kol dar davažiuosiu kalną viršų, eina savo čia įminsiu šitą kalną. Jaučiu, hebra, žinokit, kad kalną viršus. Turi vėl į kalną. Nu, va taip įlėkiant. Tokia bažnytėla kaime. Antras po Hogwartsą turbūt šita Salve Regina yra.
Tai dabar va, visą laiką šliumpu pampu, daugiau mažiau visą laiką į viršų. Dėdžiai. Ir tetos jaučiu daugiau sveikatos turi negu aš pats. Keliam kvėp. Gaila, labai medelio aišku. Užkilau tą kalniuką. Jau gražu, aš ten kažkur už tų kalvų važiuosiu ir paskui leisiuos. O ten to ir gaudyti. Poilsė minutė. Tikau su savoje. Davė bulvių ir silkės. Su svagūnas. Saka, tau bus gerai. Užgėriau energetinių. Svarbiausia nepratrys dabar. Čia jau po dešinę matas sniega apstu. Taip važiuoju. Tai va, prie tokią vaizdelę. Taip, lika 2 kilo. Paskutinis su keliams 8 kilai. Čia paskutinis kalniukas 2,5 km. Tai ir surinksiu tos 200 elevation jaučiu. Pakokopą. Pravažiavau tą ženklą, pažiūrėjau, parašyta serpentiniai. Vis dar kilo. Nebedaug liko, 500 metrų viskas. Čia dar nesibaigė. Dar didesnė šikna. Pizda, į dangų, karo čia kilo. Jau viskas, man dausos. Nebetoli dausų. Bet gal čia jau viskas. Gal čia jau į apačią. Nes pabaiga. Dabar 200 į apačią. Vertikalaus. Jūs pažiūrėkit. Kaip čia gražu. Eina savo. Mes į bažnyčią turėsim 2 dienas. Jėzus Marija, man tikrai... Kur manoji? Jau bažnyčia gal lauk kažko. Kažkur turbūt. Ką, nelauk manęs nieks.